Sveiki, šiandienos tema – logaritmai. Išspręskime uždavinį. Čia matote uždavinio sąlygą. Reikia suprastinti duotą reiškinį. Panagrinėkime kiekvieną šio reiškinio dalį atskirai. Tam, kad galėtume suprastinti pirmąją dalį, ieškome ryšio tarp laipsnio pagrindo, kas yra 25, ir laipsnio, kuriame yra logaritmas. Jeigu galėsime laipsnio pagrindą paversti tuo pačiu skaičiumi kaip ir logaritmo pagrindą esantį laipsnyje, toks reiškinys galės būti lengvai suprastintas. Matome, kad 25 galime paversti skaičiaus 5 kvadratu. Taip ir padarome. Toliau pertvarkome laipsnyje esantį logaritmą, kad jo pagrindas taip pat būtų 5. Taikome logaritmo pagrindo keitimo taisyklę. Keičiame laipsnio vardiklyje esančio logaritmo pagrindą iš 6 į 5. Kaip matote, tokiu būdu suvienodiname laipsnio, kas yra 5, ir laipsnyje esančio logaritmo pagrindus. Skaičiaus 5 logaritmas pagrindu 5 lygus vienetui. Atliekame tokį pakeitimą reiškinyje. Toliau taikome dalybos iš trupmeno savybę. Dalyba pakeičiama daugyba ir trupmena, iš kurios buvo dalinama, apsiverčia. Gauname vieneto ir logaritmo sandaugą. Tokiu atveju duotame pradiniame laipsnyje lieka tik skaičiaus 6 logaritmas pagrindu 5. Rašome, kaip dabar atrodys pertvarkyta pirmoji pradinio reiškinio dalis. Tam, kad galėtume suprastinti tokį laipsnį, jo laipsnyje turi būti tokio paties pagrindo kaip ir laipsnio pagrindas logaritmas. Kadangi prieš logaritmą turime skaičių 2, taikome logaritmo kėlimo laipsnių taisyklę ir skaičius 2 tampa logaritmuojamo skaičiaus 6 laipsnių. Toliau pertvarkome antrąją duotojo reiškinio dalį. Tam, kad galėtume suprastinti antrąją dalį, ieškome ryšio tarp laipsnio pagrindo, kas yra 49, ir laipsnio, kuriame yra logaritmas. Jeigu galėsime laipsnio pagrindą paversti tuo pačiu skaičiumi kaip ir logaritmo pagrindą esantį laipsnyje, toks reiškinys galės būti lengvai suprastintas. Matome, kad 49 galime paversti skaičiaus 7 kvadratu. Taip ir padarome. Toliau pertvarkome laipsnyje esantį logaritmą, kad jo pagrindas taip pat būtų 7. Taikome logaritmo pagrindo keitimo taisyklę. Keičiame laipsnio vardiklyje esančio logaritmo pagrindą iš 8 į 7. Kaip matote, tokiu būdu suvienodiname laipsnio, kas yra 7, ir laipsnyje esančio logaritmo pagrindus. Skaičiaus 7 logaritmas pagrindu 7 lygus vienetui. Atliekame tokį pakeitimą reiškinyje. Toliau taikome dalybos iš trupmeno savybę. Dalyba pakeičiama daugyba ir trupmena, iš kurios buvo dalinama, apsiverčia. Gauname vieneto ir logaritmo sandaugą. Tokiu atveju duotame pradinėme laipsnyje lieka tik skaičiaus 8 logaritmas pagrindu 7. Rašome, kaip dabar atrodys pertvarkyta antroji pradinio reiškinio dalis. Tam, kad galėtume suprastinti tokį laipsnį, jo laipsnyje turi būti tokio paties pagrindo kaip ir laipsnio pagrindas logaritmas. Kadangi prieš logaritmą turime skaičių 2, taikome logaritmo kėlimo laipsnių taisyklę ir skaičius 2 tampa logaritmuojamo skaičiaus 8 laipsnių. Gautus naujus pertvarkytus reiškinius įrašome į pošaknį. Matome, kad abiejų dalių laipsnių pagrindai ir logaritmų pagrindai yra vienodi. Vadinasi, suprastinus kiekvieną dalį, joje liks tik logaritmuojami skaičiai. Pirmoje dalyje tai 6 kvadratu. Antroje dalyje tai 8 kvadratu. Apskaičiuojame ir gauname galutinį atsakymą 10. Ačiū, kad žiūrėjote.
Nepamirškite užprenumeruoti kanalo naujienų. Iki pasimatymų.